Reikia pereiti kiaurai į kitą pusiasalio pusę. Į gražų paplūdimį. Tai va, einam link to kelio, kuris ves palei šitą kalną. Ten pažiūrėsim, nes ten turėtų būti gan gražus keliukas. Kaip gražu. Kosmosas. Visiškas kosmosas. Kaip čia viskas atrodo. Ir dabar eisime į Peinio šventovę. Čia yra Peinių šventovė. Štai taip jinai ir atrodo. Ir yra labai daug neša visi peinių. Pas juos čia toksai yra kažkoks, tai aš nežinau, dar reikės pasidomėti, bet kažkoks paprotys, visos moteris liečia tos peinius, glosto juos. Tai žodžiu, praktiškai šventas reikalas. Na va, ir prie tas paplūdimiukas. Paplūdimio antra pusė. Sakant, kita pusė. Ir štai dabar yra atoslūgis. Ir kada yra atoslūgis, galima nueiti drąsiai į šitą salelę. Tai vat reikės dabar pabandyti tenai nueiti. Ir tik buvom tenais. Anoj pusėj. Labai gražus paplūdimys. Mūsų žmogeliai darosi masažą ir pas juos apsilankė. Va, atėjo draugelis. Va, kokia gražuolė. Sėdi. Ne, neišgazdinsi.
Come together, come on. Vos nepavogė manęs. Palauk, Arūnai. Arūnai. Welcome, you can take a photo. Tailandas, Krabi regionas, salė vadinasi Push Gym ir šalia iš karto už 20 metrų yra dar viena salė, bet jinai tokia kultūringesnė. Pasirinkom šitą, jinai tokia biškė hardkoriškesnė, bet nėra labai kažkas super. Nu, žodžiu, seni treniruokliai, bodysų lygos, matau, ir kažkoks dar mišinys. Šiandien kojytės, biškė pirmą treniruotę darant antrą pratimą, sunta dėl savo dilbių ir skauda gan stipriai, negaliu ištiesti rankos, tai negaliu iš vis nieko rankom daryti, nebent gal kokiam pečiamčiai. Tai va, nei tada treniruoklis nesigavo, tai šį kartą bent jau kojos. Treniruoklis toksai su trumpa amplitudė, bet bent jau veikiantis. Kai buvom pirmoje salėje, tai nelabai toksai veikia. Buvo išardytas. Nu va, tai pradžia tokia. Šitas neblogas treniruoklis. Pilną amplitudę laiko ir gražiai juda. Tai užskaitau. Tikrai neblogai. Nu, dar porą priėjimų. Bus galima priimti supratį. Paklausykit, kokia muzika groja. Paėmė per Tailandus. Pas mus nebeišgirsi tokias muzikas nei vienai salėje. Hardkorinė salė, hardkorinis ir garso takelis. Nu ką, dabar stūpsim greičiausiai, arba spausim. Neblogas treniruoklis, negera šiek tiek įgaliuojas, gan nemažai pasirinkęs admuo, bet ir koja gerai dirba. Tik tai biškai trūksta amplitudės.
Kuo žemiau nusileidę, pasideda svorį. Taip, užskaitau ir. Labai geras treniruotas, labai teisingas judesys, geras kampas, gera amplitudė, tik tai svoris lengva. Kadangi šiandien sportuojam dviese, yra dar po paskutinį priėjimą ir šiandieną užteks. Viskas. Važiuosim dabar apsipirkti maistą ir paskui tikriausiai į pliažą. Tai tiek. Primenu, kad čia Push Fitness nedidelė salytė, bet turi kondicionierius pakankamai jauki. Gerai, pasiruošėm daiktus ir šiandien plaukiam į 3 salas. Pasiėmėm personalų savo laivelį. Ir lipsim, žiūrėsim. Tai yra viena iš jų, žinau, kad išvertus vadinasi Vištos sala. Man atrodo Hong Island dar bus. Ir dar viena, neatsimenu kokia. Tai va, sėdam dabar į valtelą. Visa delegacija ir plauksim. Pirma sala ir dabar einam, sakė, eikit į aną pusę, nes čia yra šita pusė salos, kur bangos lūžta ir suneša daug šiukšlių. Tai va, tos šiukšlės ir matosi. Mus išlaipino čia, kad sakė, eikit į tą pusę ir paskui į aną pusę. Tai teks pasivaikščioti, čia būsim valandą. Per tą laiką reikia spėti viską. Apsifotografuoti, apsifilmuoti. Bet šiaip tai krantas tai labai gražus, labai gražus. Jau. Pirma sala. Kol kas labai geri įspūdžiai. Labai gražu, labai žydras vanduo. Specialiai esam toj pusėje, kur neatplaukia ne vienas laivas arba atplaukia labai mažai. Taip ir žmonių tik tai keli. Kol kas geras labai įspūdis. Dar 2 salos laukia. Vaizdas va galima pažiūrėti. Eina toliau.
Atėjom mes į tokią kavinukę. Kažkur buvau girdėjęs, kad čia yra vienas geriausių maistų Krabi. Būtent šitam Aonange. Mama Kitchen vadinasi, šiek tiek toliau nuo paplūdimio, apie 1,5 kilometro nuo paplūdimio. Nieko mandro, paprasta kavinukė, bet taip sako, kad turėtų būti labai skanu. Tuo ir išbandysim. Na, mūsų stalas pradėjo pildytis. Štai užsakėm, net nežinau kaip pavadinti jų tas patiekalus, bet pagal jų rekomendacijas sriubytė. Kokia čia sriuba, kas nors atsiena, tom tai kažkokia, ne, kažkas tai tokia. Čia jų tradicinė, tailanietiška sriuba. Tai 3 sriubytės, aš visgi bijau, o žuvytę, štai šitaip įpakuota, su tokiu garnyru. Ir mes čia va tokius 2 užsisakėm, dar laukiam dar gal kokių 5 patiekalų. Bet stalas jau pilnas, tai bandysim kažkaip tai čia valgyti viską. Yra, gali nusipirkti elektrošoką. Kelionė prasideda mūsų dabar jau į Puketą. Puketo sala. Gerai, pasiekėm Puketą jau. Dabar jau įsikraustėm į viešbutuką. Toks ir butukas. Visi šie būdas yra tam tikros dienos. Šitas yra, pavyzdžiui, šeštadienio būda. Jennifer Lopez. Taip pat yra budizmo. Naktinis Patongas. Čia yra garsioji jų gatvė.